O jis iš tikrųjų pasviręs. Labukai iš ryto, išėjau iš hostelio. Keista, galiu pasakyti, buvo miegoti su nepažįstamais žmonėms. 4-vietis kambarys. Ir, ką žinau, kam į tualetą, kas telefoną pasitikrint, kam įdomiai taip. Bet šiandien rytą susipažinau su tokia Sanė, kaimynka iš viršutinės lovos, tarp kitko iš Londono. Gaila, kad išvažiuoja iš Pizos šiandien. Labai fainas žmogutis, faina buvo susipažinti. O pasitikrinau orus ir rodo, kad šiandien paskutinę saulėtą dieną. Taip, kad pasirinkau važiuoti į Cinque Terre. Nes jeigu lis, po to geriau pasilieku trintis po muziejus, visokios galerijos, pardės ir taip toliau. Taip, kad einam ieškoti, kur stotis. Ką tik pasisveikinau su pravažiuojančia bobute, sakau buongiorno, buongiorno, buongiorno. Gerai, žiūriu į telefoną ir pagal Mapsus rodo iki Pisa Centrale stoties eiti 20 minučių. Gal dar prieš tai, kur reikėtų užšokti atsigerti kavos, nes tikrai reikėtų. Ir tada į Cinque Terre. Miestas dar tik bunda. Savaitgalis, bet žiauriai faina ir man iki stoties dar liko vis dar nueiti 11 minučių. Ai, ne šį kartą, taigi mes einam į stotį. Pasiekiau La Speziją ir dabar reikės pakeisti traukinį į Cinque Terre. Informiamo che l'ascensore al binario 1 è fuori servizio.ชีวิตนี้มีส่วนประกอบ Pirmą stotelę nacionaliniam parke Rio Maggiore. Atsigeriau kapučino, valgiau sumuštinį, pasistiprinau ir reikės judėti link kitų kaimelių. Žiauriai gražu. Vaizdas vertas net ne milijono, nežinau, milijardo. Rio Maggiore.
va dabar tokiu tuneliu iki traukinių stoties, sekant Kaimuką. Judam. Every time I want to say cranberry. Cranberry. Non ci arrivo, amore, non ci arrivo. Allora si va alla moto, sai che si fa? Čia ženklas man, kad reikia ledų paragauti. Dieviški. Gelato. Braškiniai mano mylimiausi. You take me down, let's just get this next time. Po tiek laiptelių ir Marija akyse pradedi matyti. Sako, pasensim, tada keliausim po tiek laiptelių. Nebent Šveicarijoje kalnus, kur su liftu užkelia. Ką tik iš marketo atstatyti jėgas. Kefir. Tai va. No, dai, allora. Buvo mažai laiptų dar biškiko.
pratimai kojoms. Va, ten mato toliau stoti, tai tą stotį vėl reikės atsigauti. Bet nusileis tikrai bus lengviau nei pakilti viršų. Ką, po biškį lipam į apačią. Marija akyse. O švenčiausiai padėk man lipti į apačią. O tai biškį pavies pastoju, pasilsiu, atsigeriu ir toliau einu. Nusileisti visai smagiai. Drum papus. A, nu saugumo. Laukiu traukinio į 4 miestelį. Gal biškį apie kelionę dasigauti čia iš Pizos reikėjo nusipirkti traukinio bilietą į Las Pezą ir iš Las Pezos sėsti į Cinque Terre traukinuką ir kelios minutės ir kiekvienam sustojime, kur nori ten išlipi ir kiek nori kartų. O kainavo apie 30 eurų, 28 centais, jeigu tiksliai. Tai manau, kad tikrai nėra brangu ir gali išlipti tiek kartų, kiek nori ir lipti atgal, aišku. Oras iš tikrųjų pasakiškas, šilta. Anglijai spėjau atšalę, 10-11 šilumos, o čia dar vasaros vidurys. Turbūt gražiausia traukinio trasa, kurie yra tekę važiuoti palei jūrą. Apie kainas, kas liečia. Tai Pizoje iš tikrųjų maloniai nustebino, gal aš taip užtaikiau, buvau užėjęs vakar pavalgyti tokią kaip pizzeriją, užeiginę, kažką tokio tipo, kuris nešimui gamina. Tai už keptą hotdogą žiauriai skanų sumokėjau tik 3 eurus, tai kas yra tikrai jaučiu spėjau pigiau nei Lietuvoje ar Anglijoje. Ir mačiau picos po 5 svarus, tai šiandien tikrai eisiu paragauti. Vakar gan skaniai pavalgiau. Tai o Cinque Terre kainos, aišku, kaip ir visur spėjau, labai lankytinose vietose, populiariuose yra tikrai pakelta biškį daugiau. Bet viena už tai, ką gauni, verta, manau, ir susimokėti. Na ką, atvykau į 4 miestelį, Varnezą. Prašom pasigrožėti. Sunku kažką ir labai skirti, visur žiūri gražu. Romantika. Ai, vasarą keliauti čia greičiausiai būtų tikrai sunku, nes vaikščiojimo nemažai, žmonių, kas keista, nebe sezonas, bet tikrai daug. Reikia lauke 40, savižudybė būtų.
Cinque Terre yra nacionalinis parkas, kurį sudaro 5 žvejų kaimukai. Ir atvykau į paskutinį. Gal galėjau pradėti važiuoti kaip paskutinį, kaip pirmą. Nes čia paprasčiausiai toks ramesnis pliažas ir viskas. Biškį pabraidyti, kojas atgyvinti po sunkios dienos ir reikės judėti atgal link hostelio į Pizą. Sveiki ir vėl parvažiavau į punktą A Pizoje ir reikia užsukti pavalgyti tą pačią vietą, kur vakar buvau, kur minėjau anksčiau, kad picikės geras daro, nors nevalgiau, pargausiu šiandien, bet kaina gera. Tai vat, žiūri gražus vakaras, šilta, įspūdžių bele kiek. Mano kambarys vienas galėjo. Nieko nėra. Ramybė po kol kas. Čia buvo kaiminka, bet nebėra. Spėjau, bus nauji kaimynai. Tai va, grįžau. O, žinutę radau ant lovos. Please make your bed. Nu, blemba. Gavau įspėjimą dėl tvarkos. Paskluot lovą. Jumoristai. O, jeigu trumpai apie šiandien dieną, iš tikrųjų buvo žiauriai faina. Bele kiek įspūdžių. O, sunku. Pavargau, reikės eiti nusprausti, pasikrauti visas baterijas, atsigulti, gerai pailsėti, gal išeis šią naktį pamiegoti, nes prieš kelionę nelabai įėjęs, plus darbo savaitė ir dabar šiandien visą dieną ant kojų. Džiaugiuosi, kad nusprendžiau šiandien važiuoti į nacionalinį parką Cinque Terre. Taip, kad rytoj imsim Florenciją. Per vieną dieną kiek įmanoma tiek pamatyti. O pabaigai pasiliksiu picą. Piza. Pavalgiau žiauriai skaniai, tai buvo patys skaniausia pica mano gyvenime. Buvo margarita su pepperoni
Ir plus šalta kola kainavo 9 eurai. Tai tikrai pigiau nei Anglijai, spėjau, ir Lietuvoje irgi. Taip kad kainos tikrai Pizoje nesikandžioja ir važiuokit drąsiai, kas tik galit, kas tik turit idėjų. O tai va, tai tiek gal šiam vakarui. Ir eisiu pasiklot lovą, kad nebūtų spėjama, teisingiau rytą pasiklausiu. Išeidamas. Nors čia pas visų žiūriu bardakas bele koks. Vienu žodžiu. Gerai. Iki. Čiau. Išmokau naują frazę. Labas vakaras. Buonas ser. Buonas ser.